Kai pirmą kartą filmavau Vilniuje šitą video, sufeilinau su kameros nustatymais. Spėkit, kas įvyko. Šiandien vėlgi sufeilinau su kameros nustatymais. Todėl iš karto atsiprašau, o dabar judam į video. Kiekvieną žiemą Simonas Dailidė rengia iššūkius eketėjai, 30 dienų iššūkių eketėjai. Ir kai pradėjau savo pirmąjį iššūkį 365 dienos ir tą dariau 2021 metais, vieną kartą buvau nuėjęs pasižiūrėti, kaip atrodo tas visas iššūkis, kaip ten kas. Paliečiau vandenį, buvo ledinis ir tada nusprendžiau, kad noriu ir aš tą padaryti. Ir metai po to nuėjau ir pats panėriau į eketę. Apie tai yra aišku kitas video, jį paliksiu turbūt video gale arba video aprašyme, galėsit pasižiūrėti. O šiandien yra metuose ta diena, kai vieną kartą metuose renkasi visi Lietuvos ruoniai Palangoje. Renkasi Palangoje ir šoka į Baltijos jūrą. Tai aš nusprendžiau padaryti tą patį, ką ir dariau 2021 metais. Nuvažiuoti pasižiūrėti, kaip viskas vyksta ir po metų pats iššokti į Baltijos jūrą ir išsimaudyti žiemos metu su visais ruoniais. Kai pasakiau, kad suvažiuoja visa Lietuva, aš nemaniau, kad iš tikro, nes realiai nėra absoliučiai kur pastatyti mašinas ir pastačiau vidury laukų. Tai dabar bandysiu rasti, kur reikia eiti, įsijungiu navigaciją. 2 km tik tais, ten iki tokios gimnazijos, tai eisiu ten, kur ta gimnazija ir prie jos viskas vyks, jie ten nušuosis, tada eisiu link tilto ir tada maudysis. Tai bandysiu eiti su jais kartu, pasiėmiau droną, jeigu spėsiu, pakelsiu ir jį dar. Jeigu vėjo prie jūros labai didelė nebus, jeigu bus, tai tada ne. Nu žodžiu, tiek mašinų, nepamenu, kada paskutinį kartą mačiau. Ne veltui, kaip ir sakiau, kad visa Lietuva suvažiuoja į mažą miestelį Palangą. Ir bando visi dabar sutilpti. Ir čia visi važiuoja, keikiasi absoliučiai nei nemokamuose, nei mokamuose aikštelėse nieko rasti nepavyksta visiškai. Šiandien Veizas su manim kažkodėl nedraugauja. Nežinau, ką jis kažkokį pieno riebumą rodo. Ėjau, praėjau posūkį, pradėjo rodyti, kad aš atgal einu, nors aš einu priekį, po to grįžau atgal, paskau kur reikia, bet pasirodo, aš galiu eiti tiesiai visgi ir ten būčiau nusukęs kur reikia, nu žodžiu. Reikėjo Veizą įsijungti, būčiau kilometriukų biškį pasidaręs, nepagalvojau, pasto nenorėdamas. Ir jau už 3 minučių prasideda visas tas reikalas, o man daryti dar kokius 5-7 minutės kelio iki ten. Tai gali būti, kad biškį pavėluosiu pradžią, bet nieko tokio. Svarbiausia neišjudėtų be manęs. Ir kad nebūtų taip, kad nenufilmuosiu nieko. Vaizdas tai kaip per kaziuko mugę. Daug žmonių labai. Bandau dabar kirst kelią, bet žiūriu, kad čia yra tiltelis. Nes galvoju, kad čia reiks upę bandyti peršokti. Bet laimė yra tiltas šalia, tai all good ir prieš mane yra, manau, ta gimnazija, į kurią aš ir norėjau papulti, bet dar žmonių kol kas nesimato. Žodžiu, nukeliavo į priešingą pusę, negu aš stovėjau. Aš pasirinkau tokį logišką
kaip ir ėjimą nuo tos gimnazijos tiesiai link tilto, bet jie pasuko į priešingą pusę. Tai varau dabar prie tilto ir bandysiu ten jas pasitikti. Tik tais, kad link tilto čia visą tą mūgę, tai nežinau, kaip jie ten prasibraus ir pro kokį kelią jie ten eis. Bet turbūt žino. O šiaip tais kitam kartui, Simono, jeigu žiūri, pabraižyk žemėlapį kažkokį tai, pro kuris einate, nes kažkaip loginių kelių neėjot, kažkokių kitų ėjot, tai būtų fainai žinoti žemėlapį, pro kur keliaujat, kad būtų galima kažkaip pasiruošti ir pasigauti jūs ten. Nu, bet kitas metas aš jau ir pats žygiuosiu, tai kaip ir nebesvarbu, bet gal kažkam bus reikalinga taip pat kaip man šį kartą, tai nieko nepadarysi. Lekiam prie tilto ir bandysim juos pasitikti ten. Nežalio supratimo neturiu, pro kurį ateis, nes o taip atrodo priėjimas prie tilto, o jų grupė nemaža. Ten ėjimas link tilto kažkur. Ir jie bandys pračiait. Ką galiu pasakyti, tai tik tai sėkmytės. Ir einu dabar į vienintelį logišką kelią, pro kurį greičiausiai ateis. Tai čia toks biškį per aplinkui. Bet ir tai iš šito kelio įsukimas link tilto pilna žmonių. Nebent jie pro kažkur kitur eis link tilto. Tai vat einu aš gal į patį tiltą kažkaip prasibraut. Ir ten jas pasitikti, nes gali būti, kad jie net neis pro Basankį ar kažkur arti čia. Galbūt jie eis kažkur per aplinkų ir tada per užšalusį smėlį link tilto. Gal per smėlį eis link tilto, o ne per asfaltą. Nes čia tai praėjimas tragiškas. Tai varau prie tilto bandyti nueiti. O šiaip galvoju, per čia gal eis. Čia toks siauras takelis. Kaip ir galėtų pro čia eiti. Bet jeigu jie pro čia neis, tai aš tada vėl jos prasilenksiu su jais, tai varom link tilto. Šiaip ne taip išėjom. Tai atspėju, kad jie gali iš ten kažkur ateiti. Ar netgi šituo mažu keliuku. Bet netikiu, nes jie su vėliavom eina. Tai nelabai pavyks. O čia žiūriu, praėjimo nėra link tilto iš čia. Nesuprantu, kas čia vyksta. Aš gavau eiti palei smėlį link tilto, bet čia žiūriu ragas. Čia prieš tos baslius reikės eiti tikriausiai. Nesuprantu, kas čia vyksta. Ar čia jūra patvynus, ar kas čia. Bet vis tiek reikia per tiltą kažkaip nusigauti. Ten takelis yra, aišku. Ale čia iššūkėlis biškį dait. Iki tilto net neplanavus iššūkį gavau. Ok, tai... Oh my god, kas ant tilto darosi, tai net nežinau, ar aš įsiu jo. Ant jo, tiksliau sakant. Kažkur šalantis to tokiesi. Toks jausmas, kad nefokusuoja, nu gal fokusuoja. Tai pasirodo 30 kartas, kai vyks šitos maudynės, jubiliejinės, tai tokia kaip ir šventė gaunasi savotiška. Ir aš apėjau ir iš ten, kur aš ėjau, pro ten tikrai jie neis. Tai vienintelis dalykas, ką aš galvoju, arba jie brausis per tą tiltą, arba jie eis man už nugaros. Ir pagalvojau, kad galbūt būtent dėl šito jie ir nuėjo nelogiškų kelių. Nu, ta prasme, ne to logiškų, kuriuo aš galvojau, kad jie eis ir kur aš jų laukiau, bet priešingai pusę nusuko vien dėl tos šventės, turbūt, kuri šiandien vyksta. Ir dėl to, kad nesibraut per visą šitą minę, jie greičiausiai ėjo per kažkokį kitokį ėjimą, negu eina visuomet. Nežinau, pabandysiu užklausti Simono, kai jis išleis video. Žiūrėsim, tai net neįsivaizduoju, iš kurios pusės jie ateis, tai va vis laukiu, žiūriu, nu ir gal pavyks pasitikti.
gerai! Oi, gerai, gerai! Nu ką, baigėsi renginys. Pasifilmavom, dabar bandau eiti per kitą vietą, pro kur atėjo ruoniai. Tai reiškia, ten yra išėjimas kažkoks. Ir mano mašina plius į tą pusę yra. Tai manau, kad logiškesnis variantas yra, kur čia eiti, negu eiti per miestą. Ten dar papildomai ta mugė kažkokia, čempionų kažkas ten, nežinau. Tai va, pamačiau, paliečiau vandenį, vanduo kanda. Bet čia vėjo nėra, tai labai fainas oras lįst į vandenį. Tai dabar, kaip ir Vilniui kažkada seniai, taip ir dabar duodu pažadą kitais metais lysiu ir aš su visais. Pamačiau, o dabar reikia ir patirti. Pradeda snigti, kišu kamerą į tašę ir 31 kartą jau ir Elka šoks į vandenį. Tai va, taip viskas atrodo. Dėkui, kad žiūrit. Čiau.